Kriaučienė, VŠI Ekoagros 4 sertifikavimo skyriaus ekspertė. Šiandien pristatysiu temą pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių sertifikavimas, teisės aktai, sertifikavimo rezultatai, dažniausiai pasitaikančios klaidos. Dar norėjau pasitikrinti, ar įrašoma? Įrašoma. Gerai. Tai šiandien seminaro planas būtų toksai, trumpai pristatysiu Ekoagros mūsų įstaigos veiklą, taip pat aptarsime pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių sertifikavimo taisyklės, NKP sertifikavimo rezultatus, dažniausiai pasitaikančias klaidas bei dokumentų pateikimą norint sertifikuoti pagal NKP sistemą. O pabaigoje atsakysime į dalyvių klausimus. Taigi, apie VŠI Ekoagros. Tai VŠI Ekoagros įsteigta 1997 metais. Kitais metais bus gražus įstaigos veiklos jubiliejus 30 metų. Pagrindinė Ekoagros veikla tai ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė, o be ekologinės sertifikavimo veiklos taip pat sertifikuojame pagal NKP, tai yra apie ką šiandien ir šnekame, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų pagal NOP teisės aktus, taip pat atliekame patikras pagal privačius standartus, BioSuisse, Demeter, Bioland, Naturland. Taigi norėčiau paminėti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėja, jos funkcija yra tikrinti teisės aktų laikymasi ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Mūsų įstaiga taip pat mielai teikia informaciją, konsultaciją apie sertifikavimo teisės aktus, reglamentus ar neaiškumus, taip pat organizuojame nemokamus mokymus bei atsakome į klientų užklausas žodžiu, raštu bei pas mus įstaigoje. Mūsų įstaiga yra nepelno siekianti įstaiga ir kurioje yra sudarytos vidinės tvarkos, taisyklės, kurių mes turime laikytis tam, kad atitiktume darbo kokybę, efektyvumą, skaidrumą. Kaip mes tikriname savo pareiškėjus, taip ir mūsų veiklą nuolat tikrina kompetitingos institucijos, tokios kaip Europos komisija, Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra ir kitos įstaigos. Džiugu paminėti, kad 2025 metų anoniminės apklausos duomenimis mūsų įstaigos paslaugų kokybę vertina 88%, tai yra labai gerai, o darbuotojų profesionalumą 93%, taipogi labai gerai. Taigi džiaugiamės dėl to labai. Tai pereikime prie mūsų šios dienos pagrindinės temos, tai yra nacionalinė maisto kokybės sistema. Taigi šios sistemos pagrindinės teisės aktas reglamentuojantis nacionalinės maisto kokybės produktų gamybą, trumpiau tariant NKP, tai yra 2022 metų gegužės 20 dienos Žemės ūkio ministro įsakymas numeris 3D-351, kuriuo yra patvirtintos nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės ir pagal jas leista ženklinti NKP sertifikuotus produktus vieno iš šių dviejų ženklų, tai yra kokybė arba nacionalinė kokybė Lietuva. Taisyklės yra reguliariai koreguojamos, tad nauja redakcija yra išleista 2026 metų kovo 19 dieną. Kas tai yra nacionalinė maisto kokybės sistema? Tai maisto produktų gamybos, sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitų reikalavimų visuma nustatyta nacionalinių teisės aktų, kuriuo remintis oficialiai pripažįstama tam tikra maisto produkto kokybė. Šios sistemos tikslas – skatinti vartoti Lietuvoje pagamintus aukštesnės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus, užtikrinti gamintojams aiškius aukštesnius reikalavimus, sudaryti sąlygas tokių produktų gamintojams gauti valstybės paramą.
Prekybos vietose vis dažniau matome produktus pažymėtus šiais dviem ženklais, o tai reiškia, kad šie produktai yra sertifikuoti, jie praėję sertifikavimo procesą ir šiems procesams yra išduotas NKP sertifikatas. Ir tai yra produktas, kurio kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytų šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus, kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimų pasižymi ypatingomis savybėmis. NKP taisyklės nėra labai didelės apimties, tačiau jų struktūra tokia, kad jos sudarytos iš bendrųjų reikalavimų ir šių reikalavimų priedų, kurie įvardinti kaip specifikacijos. Tai bendrieji reikalavimai yra numatyti produktams, auginimui, gamybai, taip pat sertifikavimo įstaigoms, reikalavimai pareiškėjams, ženklinimo reikalavimai. O prieduose yra 9 specifikacijos, tai jos yra taikomos atitinkamai, kokį produktą norima sertifikuoti. Tai yra bitininkystės specifikacija, grūdų, mėsos, paukštienos, pieno, šviežių vaisių ir daržovių, cukrinės konditerijos. Žodžiu, mūsų įstaigoje pareiškėjai sertifikuojasi pagal 8 specifikacijas, nealkoholinių gėrimų specifikacijos kol kas pareiškėjų neturime. Ir daugiausiai pareiškėjų, kaip ir šiandien kalbame, tai yra šviežių vaisių ir daržovių specifikacijos sertifikavimas. Taip, tai NKP produktai gali būti ženklinami vienu iš 2 ženklų priklausomai nuo atitikties reikalavimams nurodytiems kiekvienoje specifikacijoje. Norėčiau paminėti, kad kiekviena specifikacija dar yra sudaryta iš bendrųjų reikalavimų, specialiųjų ir papildomų. Taigi atėjus sertifikuotis, pradėjus sertifikavimo procesą, pateikus dokumentus, pareiškėjas turėtų pasirinkti, kokiu ženklu norėtų sertifikuotis. Taigi pasirinkus nacionalinį kokybė Lietuva sertifikavimo ženklą, tokiu atveju būtų taikomi bendrieji ir specialieji reikalavimai. Norint aukštesnės kokybės, rinktis reikėtų kokybės sertifikavimo ženklą, tačiau šiuo atveju be bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų reikėtų laikytis ir papildomų specifikacijos reikalavimų. Tai paminėsiu pagrindinius bendruosius reikalavimus, kurie taikomi visiems NKP pareiškėjams. Čia nėra jie visi išdėstyti, tačiau gal patys pagrindiniai. Taigi, vienas iš tokių punktų, kad visi NKP gamybos etapai turi vykti toje pačioje teritorijoje, kuri atitinka NUTS-1 lygio teritorinį vienetą. O tai paprastai tariant, kad visi gamybos etapai turi vykti Lietuvoje. Kitas svarbus momentas, kad būtų užtikrinamas visas NKP auginimo, gamybos, perdirbimo proceso atsekamumas. Tai taip pat ir dokumentaliai, tai turi būti saugomi pirkimo dokumentai, pildomi žurnalai, realizacijos dokumentai ir šie dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 3 metus ir sertifikavimo įstaigai paprašius šios dokumentus reikia pateikti. Taip pat norėčiau paminėti tokį punktą, kad auginant ūkyje pagal NKP sistemą gali būti tie patys produktai auginami ir pagal įprastinę sistemą, įprastai. Tačiau turi būti užtikrintas tokių produktų atskirimas laike arba ir vietoje. Tai sakykime, auginant bulves sertifikuotas pagal NKP sistemą ir nesertifikuotas, tokiu atveju, sakykime, bulves nuimti reikėtų skirtingomis dienomis, skirtingu metu. Kaip ir sandėliavime turi būti atskirimas, kad nebūtų susimaišymų ir kad būtų NKP proceso atsekamumas užtikrintas. Ūkio subjektai privalo pildyti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą auginamų vaisių ir daržovių lauko kortelę. Tai jeigu auginama yra atvirame grunte, tai NKP taisyklių 10 priedo 3 lentelė. Jeigu uždarame grunte, tuomet 10 priedo 4 lentelė.
Taip pat ūkio subjektai privalo pildyti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų apskaitos žurnalą, kuris yra patalpintas taip pat NKP taisyklių 10 priedo antra lentelė. Šis žurnalas turi būti užpildomas ir būtinai pateikiamas sertifikavimo įstaigai iki sekančių metų sausio 5 dienos, nes tai yra užaugintos, pagamintos, patiektos rinkai produkcijos kiekiai, kurie surašyti visų metų pamėnesiui. Tai labai svarbus žurnalas ir jums, ir mums. Kalbant apie pasikeitimus, tai sertifikavimo įstaigai reikia pranešti apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar įsipareigojimų vykdymui per 10 darbo dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos. Tai, sakykime, jeigu keičiasi ar sandėliavimo vietos, ar, sakykime, atsiranda prie NKP produkcijos įprastinė to pačio auginamos kultūros produkcija, ar tai keičiasi registracijos adresas, apie šios pasikeitimus reikia mums pranešti. O apie pažeidimus reikėtų pranešti nedelsiant arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo. Taigi, o kalbant apie realizaciją NKP produktų, yra svarbu, kad lydimuose dokumentuose būtų nuoroda apie parduodamo produktų gamybos būdą. Tai, sakykime, važtaraščiuose, sąskaitos faktūrose turi būti, jeigu yra parduodama, sakykime, sąskaitoje faktūroje įrašoma obuoliai, prie jų turi būti parašyta NKP ir taip yra aišku, kad jie yra parduodami kaip sertifikuoti NKP obuoliai. Sertifikuojant pirminės gamybos šviežių vaisių ir daržovių produktus vadovaujamasi NKP taisyklėmis, tai NKP taisyklių 6 priedo specifikacija. O tai yra užaugintų šviežių vaisių ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacija taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklių nustatyta tvarka auginantiems ir perdirbantiems vaisius, daržoves, įskaitant bulves, prieskoninius augalus ir valgomuosius grybus. Valgomieji grybai atsirado tik šiemet patikslinus taisyklės. Atnaujintose taisyklėse dar pareiškėjų sertifikuojančių valgomuosius grybus neturime, tačiau ši galimybė yra sertifikuojant pagal 6 specifikaciją. Paminėsiu dar pagrindinius specialiuosius reikalavimus, kurie taikomi ir nacionalinė kokybė Lietuva ir kokybė sertifikavimo ženklams. Tai apie dauginamąją medžiagą, kad daržininkystės ūkiuose galima naudoti tik savo ūkyje išaugintą arba įsigytą sertifikuotą dauginamąją medžiagą. Dar svarbus momentas, kad auginant bulves privaloma bent 30% pasėlių auginti naudojant bulvių sertifikuotą dauginamąją medžiagą, o likusiems bulvių pasėliams galima naudoti sertifikuotą arba savo ūkyje išaugintą dauginamąją medžiagą. Taip pat draudžiama naudoti genetiškai modifikuotą dauginamąją medžiagą. O kalbant apie realizaciją, tai ankstyvosios daržovės, lapinės, greitai gentantys NKP vaisiai bei daržovės turi būti patiekti prekybos vietoms ne vėliau kaip kitą parą po derliaus nuėmimo. O vaisiai ir daržovės, kurie yra saugomi, prekybos vietoms turi būti pateikiami tik švieži ir neapveitę. Kalbant iš specialiųjų reikalavimų apie augalų apsaugos produktų panaudojimą, tai juos galima naudoti, tačiau yra punktas, kuris pasako, kad panaudojus šios produktus NKP nuimti derlių ir tiekti rinkai galima tik praėjus ne mažiau kaip 1,5 karto ilgesniam laikotarpiui, nei augalų apsaugos produktų techniniai dokumentacijai numatytas išlaukos laikotarpis jiems suskilti. Tai reiškia, techniniai dokumentacijai numatytas laikas turi būti padauginamas iš 1,5 karto ir tik tuomet galima derlių imti. Šiltnamiuose auginamus NKP taip pat yra taikoma šis karencijos 1,5 karto ilgesnė karencija.
tačiau dar irgi yra šiais metais atnaujintas taisyklių punktas, kad šiltnamiuose augalų ligų ir kenkėjų kontroliai naudojami biologiniai augalų apsaugos produktai. Tačiau jeigu ligos ir kenkėjai plinta ir progresuoja, biologinės priemonės nesuteikia pakankamos apsaugos, sprendimas naudoti kitus produktus turi būti pagrįstas įrodymais. Tai dešinėje pusėje pateikiau, kur yra pagrindiniam mūsų Ekoagros lange, viršuje yra skaičiuoklės, į kurią įsijungus galima paskaičiuoti išlaukos termino laiką, kuris taikomas pagal NKP sistemą. Taigi suvedus augalų apsaugos priemonės panaudojimo datą ir išlaukos laikotarpį iš techninės dokumentacijos, apačioje pateikta derliaus nuėmimą galima pradėti ir data. Taigi, rekomenduojame naudotis. Iš papildomų reikalavimų produkcijai ženklinti kokybės ženklų, vienas iš jų, kad mikroelementinės trąšos gali būti naudojamos tik tais atvejais, kai vadovaujantis moksliškai pagrįstomis auginimo technologijomis ar laboratoriniais tyrimais įrodyta, kad dirvožemyje ir augalų lapuose tų mikroelementų nepakanka. Taip pat daržininkystės ūkiuose turi būti sudaromas sėjomainos planas ir jisai turėtų mums būti pateikiamas. Taip pat, jeigu NKP yra tręšiami, turi būti sudaromas ir vykdomas tręšimo planas, irgi jis turi būti pateiktas sertifikavimo įstaigai. Kalbant apie laboratorinius tyrimus, tai pirmaisiais sertifikavimo metais ir nerečiau kaip kas 5 metus NKP auginimo laukuose turi būti atliekami dirvožemio laboratoriniai tyrimai, kurių metu nustatomas organinės medžiagos, judrio fosforo, kalio kiekis bei rūgštingumas. O soduose ir uogynuose nerečiau kaip kas 3 metus turi būti atlikta lapų makroelementų nustatytų ir mikroelementų, kurie yra nurodyti, analizė. Kiekvienais metais prieš tręšiant daržininkystės laukus turi būti nustatomas mineralinio azoto kiekis tuose laukuose, kurie praėjusiais metais buvo auginami ne pagal NKP sistemą. Tai jeigu praeitais metais nebuvo sertifikuota kultūra, tai tame lauke prieš tręšimą būtina atlikti mineralinio azoto tyrimą. Azoto kiekis taip pat yra nurodytas, kurio neturėtų būti viršinama. Tai mineralinio azoto kiekis vaisiams ir uogoms turėtų būti nedaugiau kaip 96 kilogramai į hektarą. Ir daržovėms ir bulvėms nedaugiau kaip 122 kilogramai į hektarą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad laboratoriniai tyrimai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje. O akredituotas laboratorijas galime pasitikrinti nacionalinę akreditacijos biure. Iš papildomų reikalavimų, tai dar galiu paminėti, kad laukai skirti daržovėms auginti, mėšlu arba srutomis gali būti tręšiami tik prieš sėją arba nuėmus derlių. O dirvožemis turi būti dezinfekuojamas tik natūraliomis priemonėmis. Kalbant apie sodų ir uogynų tarpueilius, visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmeniją stelbiančių, sustabarėjusių, sėklas subrandinusių ar išsibarsčiusių piktžolių. Jeigu tarpueiliai yra ne pieva, jie turi būti reguliariai periodiškai įdirbti, kad būtų sunaikintos piktžolės. Jeigu uogynų tarpueilė yra pieva, turi būti nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Dar norėčiau paminėti, kad sertifikuojant produktus pagal NKP yra galimybė gauti valstybės bei ES paramas. Tai šiek tiek paminėsiu, kad galima būtų dalyvauti tausojančioje vaisių ir daržovių programoje. Tačiau reikia atitikti reikalavimus pagal šią programą.
Tai deklaruotuose plotuose auginti sertifikuotus pagal NKP sistemą ženklų kokybė vaisius, uogas ar daržovės atvirame grunte, deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip 1 hektaro plotą, naudotis nepriklausomų konsultantų paslaugomis, būti įregistruoti IKMIS sistemoje, dalyvauti šioje programoje 3 metus ir kiti reikalavimai, kur reikėtų pasižiūrėti ir atitikti juos, kad gauti šią paramą. Taip pat yra galimybė sertifikavimo ir produkto kūrimo išlaidų kompensavimui, kuris gali būti nuo 70 iki 100%, sertifikavimo išlaidų, etikečių kūrimui, pakuočių dizainui, įsigijimui. Taip pat yra galimybė sertifikuojant pagal NKP sistemą gauti papildomų balų, dalyvaujant kaimo plėtros programoje, taip pat dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, žaliuosiuose pirkimuose ir kituose projektuose. Dėl konkrečių paraiškų teikimo terminų ir kompensacijų dydžių reikėtų kreiptis į nacionalinę mokėjimo agentūrą arba stebėti Žemės ūkio ministerijos skelbiamą informaciją. Taigi, dabar norėčiau pereiti prie sertifikavimo rezultatų ir juos parodyti. Taigi, šioje skaidrėje matome pagal NKP sertifikuojamų laukų bei pareiškėjų pokytis. Tai mėlynais stulpeliais matome pagal NKP sertifikuojamo ploto pokytis nuo 2009 metų iki 2025 metų. Ir akivaizdu, kad tas plotas yra ženkliai padidėjęs nuo pirmų metų ir pareiškėjai, tad jisai gan stabilus ir augantis. Oranžinę kreivę matome pareiškėjų skaičius, tai taipogi, kaip ir plotas, jie stabiliai laikosi ir taipogi auga. Šioje skaidrėje atvaizduota yra 25 metų NKP sertifikuotų šviežių vaisių, uogų bei daržovių pasiskirstimas pagal auginamą plotą. Tai žalia dalimi yra matoma, kad beveik 2/3 ploto užima daržovės, o po 17–18% auginami NKP vaisiai ir uogos. Šioje skaidrėje matome 25 metais pagal NKP sertifikuotų daržovių pasiskirstimas pagal plotą. Tai matosi, kad didžiausius plotus augina bulvininkai, toliau šiek tiek mažiau burokėliai, moliūgai, morkos, kopūstai ir kitos daržovės. Vaisių kategorijoje praeitais metais ir dažniausiai ir kitais metais auginamos obelys, jos užima 98% plotų visų vaisių, o likusius 2%, beveik 2/3 auginamos kriaušės, 35% vyšnios, slyvos, trešnės ir kiti vaisiai. Iš auginamų uogų, kaip ir kiekvienais metais, tai didžiausius plotus auginama juodųjų serbentų, tai neišimtis ir praeiti metai. O kitos uogos, kaip šilauogės, raudonieji serbentai, šaltalankiai, braškės, auginamos gan ženkliai mažesniuose panašiuose plotuose. Ir dabar norėčiau pereiti į kitą dalį, tai dažniausiai pasitaikančios klaidos, dėl kurių yra taikomos poveikio priemonės, tai kad jų išvengti, tai norėčiau supažindinti su joms, kad būtų visiems paprasčiau ir aiškiau. Taigi, kalbant apie dauginamąją medžiagą, tikrai nedažnai, bet pasitaiko, kad bulvių sėjai panaudota mažiau nei 30% pasėlio ploto sertifikuotos dauginamosios medžiagos. Taip pat pasitaiko, kad likusių bulvių pasėlio dalis apsodinta ne savo ūkyje išauginta ir nesertifikuotoje, o turguje ar kitur įsigyta dauginamąją medžiagą. Tai sakykime, jeigu bulvių auginama 100 hektarų, tai mažiausiai bent 30 hektarų turi būti užsėta sertifikuotos dauginamosios medžiagos. Tai yra svarbi taisyklė, kadangi jinai ištaisyti šita produkcija jau būtų nesertifikuojama šiais metais.
Kalbant apie augalų apsaugos produktų panaudojimą, tai tikrai būna, kad yra neišlaukiama pusantro karto ilgesnė karencija, nei techninėj dokumentacijoje numatyta. Arba augalų apsaugos produktai būna panaudota tiems augalams, kurie nėra įtraukti į produkto techninėje dokumentacijoje pateiktą sąrašą, nėra registruoti Lietuvoje. Taigi visa informacija apie augalų apsaugos produktus pateikta valstybinės augalininkystės tarnybos informacinėje sistemoje VATIS, kur apie produktus yra, galim rasti, ar jie yra registruoti Lietuvoje, ar jie yra taikomi būtent tam augalui tinkami ir kokią karenciją, kurią reikėtų padauginti iš pusantro karto. Kalbant apie dirvožemio laboratorinius tyrimus, tikrai pasitaiko, kad neatliekami dirvožemio laboratoriniai tyrimai pirmais metais arba suėjus po 5 metų pakartotinai neatliekami arba ištirti ne visi privalomi dirvožemio laboratoriniai tyrimai. Taip pat pasitaiko, kad laboratorinių tyrimų protokole trūksta susiejimo su sertifikuojamais laukais. Todėl neįmanoma nustatyti tyrimų rezultatų taikymo konkretiems laukams. Tai, sakykim, tikrai pasitaiko, kad atsiųstas dirvožemio tyrimo protokolas ir jame neaišku, kuriam laukui yra padaryti tie tyrimai, tai rekomenduočiau tada pačiam protokole prirašyti ir lauko plotą arba KŽS numerį, kad galėtume suprasti, kuriam laukui tai yra padarytas tyrimas. Arba lauke lape surašyti, kurie tyrimai yra kuriems laukams atlikti. Taip pat ir apie augalų lapų tyrimus irgi būna, kad nepateikti augalų lapų tyrimai arba pateikti nepilna apimtim, to jie turi būti atliekami kas 3 metus. Dar norėčiau paminėti prie šito punkto, kad jeigu auginami keli laukai obelų, tai nereikia iš kiekvieno lauko imti lapų tyrimus, užtenka paimti vieną obelų jungtinį tyrimą. Taip ir apie kitus laukus, apie kitus vaisius ir uogynus. Dar trumpai paminėsiu, kokios poveikio priemonės yra taikomos sertifikuojant pagal NKP sistemą. Tai neišsiplečiant, tai būtų įspėjimas, sertifikato galiojimo sustabdymas bei paskutinis būtų sertifikato panaikinimas. Šiuos aprašymus galite rasti ir mūsų svetainėje. Tai įspėjimas yra taikomas, kai galima pataisyti kažką, yra nustatomas terminas. Sertifikato galiojimas irgi dar galima ištaisyti, irgi nustatomas terminas, tačiau jeigu jau sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ar pažeidimo pobūdis nepašalintos priežastys, tuomet jos taikomas sertifikato panaikinimas. Nu ir pereikime prie dalies, tai yra dokumentų pateikimas norint sertifikuoti NKP produkciją. Gal yra ne mūsų pareiškėjų, naujų žmonių, kuriems reikėtų šią informaciją pateikti, kad kaip pradėti. Gal pradėsiu nuo to, kad tai pateikta šioje skaidrėje yra mūsų sertifikavimo pagal NKP sistema sertifikavimo. Tai trumpai aš ją aptarsiu. Ūkio subjektas nusprendęs sertifikuoti NKP produkciją, pildo prašymą bei anketą, kurios yra pateiktos mūsų svetainėje Koagros ir siunčia sertifikavimo įstaigai. Sertifikavimo įstaiga gavusi šios dokumentus įvertina tinkamumą sertifikuoti produkciją ir padarė sprendimą, siunčia šį sprendimą pareiškėjui su sudaryta sutartimi. Sutartis turi būti pasirašoma iš pareiškėjo, atsiunčiama ir tuomet yra planuojama patikra. Atlikus patikrą yra pildomas protokolas, kuris atvežamas į įstaigą, tą protokolą dar kartą vertina ekspertai ir jeigu yra viskas tvarkoje ir atitinka taisyklės, yra išduodamas sertifikatas. Ir sertifikavimo priežiūra yra vykdoma iki sekančios patikros, o patikros yra atliekamos kiekvienais metais. Tad priežiūra ir toliau tęsiasi.
Taigi dar papunkčiui surašiau, kaip reikėtų pradėti sertifikuoti pagal NKP. Tai pirmiausia, tikrai reikėtų susipažinti su NKP taisyklėmis bei 6 priede nurodytą specifikaciją. VŠI Ekoagros pateikti pilnai užpildytus ir pasirašytus dokumentus, tai yra prašymas forma NK002 bei anketa NK009. Šie dokumentai turi būti pateikti iki deklaravimo pabaigos, tai yra šių metų birželio 22 dienos. Prašymas ir anketa, jeigu siunčiate elektroniniu paštu, turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Jeigu tokio neturite ar nėra galimybės, tokiu atveju turite popierinius ranka pasirašytus atsiųsti mums į įstaigą ar atvežti mums į įstaigą į mūsų ofisą. Taip pat svarbu yra sumokėti dokumentų registracijos mokestį teikiant dokumentus, nes nesumokėjus šio mokesčio nebūtų vertinami dokumentai. Taip pat lygiagrečiai deklaruojant pasėlius būtina pažymėti sertifikuojamus laukus NKS arba DKS sutartiniu ženklu. Taip pat privaloma pažymėti, kad duomenis sutinkama perduoti VŠI Ekoagros. Dar norėčiau paminėti, kad NKS ženklų žymima tuomet, kai yra sertifikuojama tik NKP produkcija, DKS ženklų ženklinama, kai tie patys laukai yra sertifikuojami pagal NKP ir ekologinę sistemą. Ir taip pat yra svarbu užsiregistruoti valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje pagal bendruosius ES teisės aktų reikalavimus pagal vykdomą veiklą. Tai maisto tvarkymo subjektų registre, o auginant bulves fitosanitarinėme registre. Šioje skaidrėje pateikiant mūsų puslapyje galima rasti labai daug naudingos informacijos. Tai, sakykime, NKP informacija pagrindinė, tai būtų nacionalinės maisto kokybės produktai. Nuėjus į šią skiltį galima eiti per šį langelį arba per paslaugos eiti į nacionalinius, atsirastume dešinėje pusėje esančioje skaidrėje, kurioje yra aprašytas NKP produktų pagrindiniai reikalavimai. Yra pateikta nuoroda į NKP taisyklės. Pradedantiesiems taip pat yra visas aprašas, kaip pradėti, kokius dokumentus pateikti ir toliau ne pirmus metus sertifikuojantiems pareiškėjams taip pat yra daug naudingos informacijos. Taip pat pateikti čia yra įkainiai, žurnalai, kuriuos reikia pildyti, kaip minėjau. Taip pat ir čia patalpinta yra skaičiuoklė, apie kurią ir kalbėjau, augalų apsaugos produktų skaičiuoklė. O formos visos yra pateiktos dar kairėje pusėje teisės aktai ir formos. Tai čia tokius pirminius dokumentus, nuėjus į NKP skiltį, visos formos yra pateiktos. Tai dar prieikime tada prie NKP sertifikavimo įkainius. Tai viešosios įstaigos Ekoagros valdybos šių metų kovo 24 dienos sprendimu yra patvirtinti atnaujinti NKP sertifikavimo paslaugų įkainiai, kurie įsigalios nuo šių metų gegužės 1 dienos ir bus taikomi visoms NKP sertifikavimo paslaugoms. Tai dokumentų registracijos mokestis bus 70 eurų ir 8 centai. Minimalus sertifikavimo paslaugos įkainis, kuris taikomas, jeigu pagal paskaičiuotų laukų įkainį nesiekia 126,15 centų, tuomet yra taikomas šis minimalus sertifikavimo paslaugų įkainis. Ir kai ūkio subjektas praneša apie sutarties nutraukimą atliekamos patikros dieną, yra taikomas 242 eurai ir 41 centas. Tai jeigu planuojama nutraukti sutartį, geriau nelaukti patikros dienos. Dar norėčiau paminėti, kad sertifikavimo įkainiai priklausomai kokius ženklus sertifikuojamės, yra skaičiuojami skirtingai. Jeigu sertifikuojamės pagal kokybės sertifikavimo ženklą, tuomet įkainiai skaičiuojami pagal 1 hektaro įkainį. Tai vaisių auginimo hektaro įkainis būtų 13,62 eurų, uogų auginimas 31 euras ir 3 centai, daržovių auginimas 29 eurai ir 90 centų.
Ir taip pat dar, jeigu, sakykime, tie patys laukai sertifikuojami ir pagal ekologinę, ir pagal NKP sistemą, tokiu atveju šie kokybės sertifikuojant šie įkainiai būtų dvigubai mažesni. Tai, sakykime, daržovių auginimas sertifikuojant pagal šias dvi sistemas nekainuotų nei 15 eurų už hektarą. O kalbant apie nacionalinį kokybė Lietuva sertifikavimą, tai jo įkainiai skaičiuojama pagal fizinės patikros valandos įkainį, kuris yra 121 euras ir 31 centas. Ir jis skaičiuojamas patikros, fiksuojant patikros laiką 15 minučių tikslumu. Ir NKP sertifikatas, tai visi mūsų sertifikatai yra patalpinti mūsų svetainėje, skiltyje sertifikatų paieška. Joje galima susirasti visus galiojančius savalaikiai sertifikatus. Sertifikate yra pateiktas, kokius sertifikavimo ženklų jisai yra sertifikuojamas, ar tai nacionalinė kokybė Lietuva, ar tai kokybės sertifikavimo ženklų. Taip pat sertifikate yra išdėstyti visi sertifikuojami produktai, tad sertifikatai yra išduodami 3 metams, tačiau jei kitais metais po patikros keičiasi sertifikuojama produkcija, šie yra pakeičiami tuo pačiu numeriu. Tad trumpai tariant, NKP sertifikatas suteikia teisę sertifikuotą produktą ženklinti ženklu nacionalinė kokybė Lietuva arba ženklu kokybė. Ir ką, ir apibendrinimas. Taigi šio seminaro metu aptarėme pagrindinės sertifikavimo pagal NKP taisyklės, šviežių vaisių ir daržovių specifikacijos reikalavimus, pateiktos dažniausiai pasitaikančios klaidos, sertifikuojant pagal NKP sistemą, bei informaciją, kaip pradėti ir kokius dokumentus pateikti, norint sertifikuoti pagal NKP. Tai dar norėčiau priminti, kad mokymų įrašus galėsite rasti mūsų svetainėje Ekoagros, Facebook paskyroje mūsų bei YouTube Ekoagros paskyroje. Ir ką, ir ačiū už dėmesį. Gal turite kokių klausimų? Tuoj aš. Taip, nueisime į čatą skiltelę. Matau, kad mano kolegė atsakiusi. Ar kilo kokių klausimų? Gal norite žodžiu pateikti? Negirdžiu, nematau rankų. Tikiuosi, kad buvo viskas aišku. Jeigu kyla klausimų, prašome bet kada kreiptis į mus, skambinkite, rašykite, visada stengiamės atsakyti, padėti. Ir tuomet norėčiau padėkoti už laiką klausantį šio seminaro ir palinkėti geros dienos ir gerų metų. Ačiū Jums. Ačiū Jums.